Laukia Kauno Žalgiris, kol kas jis daugiau gynyboje orientuotas žaidėjas, keičiasi dengiamaisiais Maccabi, perdamas Ignui Brazdeikiui, reikia tritaškio, tritaškis yra! Ieško pranašumų varžoms keičiantis gynyboje, Metas Mitčelas gerokai geriau sudėtas nei Seibinas Lee, arčiau krepšio stumėsi, Mitčelas atšokęs atakuoja, kas ir kenčia sezono pradžioje, kol kas jis 2,5 karto dažniau prasižengia, nei išprovokuoja pražangas Eurolygoje. Čia dabar jau išdaitis. Dar vienas trigubas išsikeitimas, Bryantas Dunstonas. Žalgiris ir toliau gali didinti pranašumą rungtynių pradžioje. Brazdeikis arčiau krepšio, pieštukas nori truputį. Kartu su Ignu Brazdeikiu akivaizdu, kad vėl į žaidimą 2 prieš 2 yra įtraukiamas Džonas Di Bartolomeo. Dabar Brazdeikis lieka prieš Romaną Sorkiną. Giedraitis visiškai laisvas. Ačiū labai. Žinodamas, kam atliks perdavimą, bet tiki komandos draugų veiksmais. Giedraitis ten puikiai pajuda ir pelno 3 taškus, o čia Jaylenas Hordas atidaro. Yra ir šių rungtynių statistika. Vėl Ignas Brazdeikis pajautė kraują, vėl sutraukia gynybą, dar vienas laisvas tritaškis. Ir būtent tą daro prieš Džoną Bartolomeo. Matome, kad lietuvis tiesiog kuria pranašumus žaidimų 1 prieš 1. Seibinas Lee jau čia dar viena Eurolygos komanda, kaip ir Kauno Žalgiris, ieško pastiprinimo gynėjų rinkoje, kur nėra jokio pastiprinimo. Čia 15 antrųjų šansų per vos 3 kėlinius. Žalgiriui reikia šiandien su to tvarkytis. Ir 19 taškų antraisiais šansais iš Maccabi. Čia Dovydas Gavdim. Silvanas Francisko, keičiantis varžoms gynyboje, taip pat turi turėti savo pranašumų. Brady Menekas. Ir Laury tritaškiai kol kas yra šiaudas, už kurio bando griebti Maccabi. Sunkiai įsiverši, kai ten ir Kasielis Rivero, ir Jaylenas Hordas, ir nuo abiejų jų padeda Kauno Žalgiris per gerus kelis metrus tiesiog. Birutis prieš Di Bartolomeo. Silvanas Francisko. Dabar jis penkite su Ulanovus, Rivydžiu, Biručiu ir Butkevičiumi. Čia Žalgirio 3 bandymai atakuoti Kasielį Rivero. Ulanovas iš toli. Dar kartą jis, Birutis atsikovoja kamuolį puolime, jis prieš Seibiną Lee. Ulanovas laisvas neatakuoja, perdamas Butkevičiui. Na dabar jau Žalgiris vengia gerų metimų. Ir Andrėja Trinkeri tikrai nebuvo to patenkintas. Francisko, sunkus jo metimas, kovo dėl kamuolio, vėl jie laimi Žalgiris ir Rivydis niekada nedvejos. Čia matome, kad Jaylenas Hordas dengia Kauno Žalgirio įžaidėją Silvaną Francisko, bet prieš Ulanovo daug mažesnis Džonas Di Bartolomeo. Ir dviguba gynyba sutraukiama, Francisko visiškai laisvas. Merci beaucoup. Dvigubinimas iš Maccabi pusės, geri keli perdavimai ir 3 taškai. Na, tiesiog svarbiausia dabar išlaikyti tą patį intensyvumą ir susikaupimą, išvengti tarp. Ūgio pranašumą, šį kartą vėl Ulanovas prieš Rafą Menko. Čia Sirvydis kerta į baudos aikštelę, bet Seibinas Lee saugojo situaciją. Žalgiris gali dar vieną kartą taktiškai prasižengti. Derni likus vos 11 sekundžių. Ir akivaizdu, kad po 12 lengvų minučių galų gale ir Žalgiriui reikia prisitaikyti. Perdavimas į baudos aikštelę. Vėl aikštelė bando savo gabaritai sumažinti Maccabi. Čia metimas iš toli ir nesugriūna visiškai, bet Maccabi atsigauna. Ir visų pirma, Žalgiris turi demonstruoti didesnę koncentraciją puolime. Dabar žalgiriečiai vėl palaikomi fanų bando sustabdyti Seibiną Lee, kuris viską bando spręsti vienas. Ulanovas Smailagičius sako, ne per mano pamainą. Ulanovas. Keičiamas atakos kraštas, Smailagičius aukštai pašoka, Serbas po bloko dar. Parankus oponentas. Čia po užtvaros atakuoja Di Bartolomeo, norėjo ir pražangos. Techninė pražanga yra skiriama Džonui Di Bartolomeo už vaidybą. Gaila, kad Žalgiriui nepavyksta pataikyti, šiek tiek mažėja jų procentas iki 50. Nebando žaisti iki taškų, bet bando išprovokuoti pražangą ir tai virsta tiesiog į klaidą. Taip, per daug saugių taškų ieško Kauno Žalgiris, pamiršęs. Romanas Sorkinas prieš tai pataikęs 2 taškį metimą. Ulanovas dirba su Levi Randolfu. Aikštėje pasirodė ir Viljamas Reimanas. O čia ir Tel Avivo Maccabi 1 tašku. Čia Maccabi išsikeitimas, Ignas Brazdeikis kviečia šokį Romaną Sorkiną, bando verstis arčiau krepšio. Sorkinas puikiai stovi, lieka vos 4 sekundės. Įgi. Iš toli 3 taškai, 2 taškis ir Francisko pagalba. Lee prieš Francisko. Butkevičius aštrino puolimą, žaidžia iki galo. Bryantas kamuolį. Laiko dar yra, aišku, ir varžovo atakai užtektinai. Net ir Žalgiris gali pasidaryti savo laiko paskutiniam išpuoliui. Silvanas Francisko. Jo šokis su kamuoliu, metražas didėja kiekvieną savaitę ir sezono eigoje jausis nuovargis. Ir jeigu gali pasaugoti lyderius nuo to, tai geriau čia. 7 taškai Lauryno Biručio sąskaitoje. Jis rezultatyviausias kartu su Brazdeikiu ir Ulanovu. Levi Randolfas prieš Lauryną Birutį ir niekaip nerungtyniauti Eurolygoje. Bet
būtent dėl to, jog turi Amerikos ir Izraelio pilietybės. Jis yra Eurolygoje. Žaidimas po pagavimo, čia žaidimas 1-1, čia naujasis Dovis Giedraitis ir jis yra taiklus. Metas Mičelas, vieną savaitę, kai vyksta čia rungtynės, jis pasirenka, kas kentės kitas. Sorkinas. Labai keistas Sorkino sprendimas ten po krepšių. Hordas buvo prieš Silvaną Francisko, o čia Metas Mičelas. 2+1. Randa atsakymus puolime. Seibinas Ly, su juo dirba Dovydas Giedraitis. Ojojoj, čia paliktas Sorkinas. Iš karto tuo naudojasi Dutkinas. Levi Randolfas, Seibinas Ly, perdamas iš rankų į rankas. Giedraitis dirba su vienu pavojingiausiu perimetro žaidėjų Maccabi gretose. 3 sekundės. Metimas iš toli. Ir čia neužsikurs šis Maccabi varikliukas. Taip, dabar varžovas spurtas 6-0. Būtų gerai nutraukti jį bent 2 taškais, kad ir dabar Buvo labai arti perimto kamulio. Dar vienas išsikeitimas Žalgirio gynyboje. Sorkinas. Stumia jį ties galinę liniją. Medugumo balais dar vienose rungtynėse yra tarp naudingiausių. Giedraitis gauna bloką. Jis gavo Dovydo Giedraičio metimą. Neįtikėtinai ten jis pasirodė. Seibinas Ly, uždaryti visi keliai verštis arčiau krepšio. Levi Randolfas atakuoja 3 minutės šiose rungtynėse. Omeras Meiris pasirodęs aikštėje. Čia Butkevičius iš priekio bando nugesinti varžovą, bet viską gesinama. Rivero prieš Brantą Dunstoną. Dunstonas atstovėjo toje pirminėje gynyboje. Teko mesti atšokus nuo Dunstono. Čia koks perdavimas ir... Čia Di Bartolomeo. Omeras Meiris iš toli. Ir čia 5 sekundės Kauno Žalgiriui. Silveinas Francisko stos mesti 3 baudų metimų. Bravo Silveinui Francisko. Ir dar techninė pražanga. Ačiū. Į sausainių dėžutę, kai jam mama pasakė, kad negalima to daryti. Tikinamiausių epizodų, kai Silvanas Francisko gavo, kad sezono išvakarėse jam buvo atlikta pėties operacija. Bet sezone yra kur tobulėti. Francisko pataiko įvykius ir laukianti prabudimo. Skirtimas iš Silvano Francisko aikštėje šiuo metu nėra. Kas pabudint Žalgirio puolimą? Sirvydis. Dar vienas jo metimas iš toli. Nesportinė pražanga prieš Deividą Sirvydį. Nustebęs. Dar kartelį pasižiūrėkime. Taip, tiesiog Sirvydis leisdamasis už... Džonas Bartolomeo baigė savo pasirodymą Žalgirio arenoje. Ne tik aikštelėje, bet ir Žalgirio arenoje už techninę pražangą ir nesportinę pražangą. Metas Mičelas. Įkirtimas be kamulio. Smailogičius. Žalgiriui pelnyti 6 taškus vienos atakos metu. Levi Randolfas prieš Dovydo Giedraičio gynybą. Čia metimas į krepšį. Antrasis bandymas. Kasielis Rivero. Šiandien trūksta to talento, trūksta aikštelės praplėtimo. Čia Kasielis Rivero vėl taškai. Ir atrodo, kad kol kas kauniečiams sunkiai sekasi žaisti stabilės 40 minučių šiame Eurolygos sezone. Ulanovas koks reikia. O čia Maccabi toliau atakuoja, bando atakuoti Bryantą Dunstoną. Įvalkamas į pick-and-rollą Dunstonas, metimas atšokus nuo... Metimą. Tiesiog įsijungia savo mikrobangų krosnelės režimą. Dunstonas. Štai tai. Laisvas. Seibinas Ly, Dželenas Hordas, Kasielis Rivero. Ai, nereikėjo ten prašokti. Na ką, Kauno Žalgiris po minutės pertraukėlės grįžta. 7 sekundės. Dovydas Giedraitis atsitraukia ir panašu jis turės pabaigti šitą ataką. Iki galo Dovis. Taškai krepšyje į visų mūsų organizmą. Labai reikalingi taškai po išsikeitimo. Tiesiog ateina greičiu į savo stiprią dešinę ranką Dominą Sorkiną. O čia Seibinas Ly. 22 naudingumo balai šio žaidėjo sąskaitoje ir dauguma jų yra būtent šiame ketvirtyje. Ulanovas, dar vienas jo metimas iš toli. Su Green White Boys pagalba. Giedraitis iš toli. 3 taškai, valandos. Sekundės ir Kauno Žalgiris bus oficialiai įtvirtinęs 3 iš eilės pergalę